Sulaukiu šilto, žalio, žydinčio, kvepiančio pavasario. Ne, juk jau vasara, šilta, žydinti ir kvepianti. Prasideda atostogos, taigi jau vasara. Vasara. Sveikinu visus sėkmingai baigusius ir perėjusius į aukštesnę klasę. Šventinėsime toliau. Turime svajonių balioną, prie kurio kiekviena klasė atlikusi savo pristatymą pririš savo linkėjimą. Vaiskus saulutės spindulėlis pro langą šviečia, ilgai lauktoji vasarėlė padūkti lauką kviečia. Kviečiame penktokus. Come the land and God, I love you. Papa Americano. Papa Americano. Padėkos raštą įteikiu Saulenai Šaulytei, 5 klasės, už gerą mokymąsi. Sveikinu, dėkoju tau už stropumą, pareigingumą, siekiant žinių. Evos nėra, sako? A, nėra Evos. Greta Bartkevičiūtė taip pat stropi, gera mergaitė ir gražiai labai šoki. Ačiū tau už šios metus, kad gerai mokei. Augustė Kolskytė taip pat aktyvi mergaitė ir gerai mokosi, visur jos pilna. Sveikinu. Ovidijui Bernotui
protingas vyras, kartais mėgstantis pasipešti, bet mokosi gerai. Teika, Ovidijau. Va, koks. Ačiū tau už gerą mokymąsi. Šįryt visos kasdieniškos knygos ir visi užrašai užversti. Dar nekalbėjo antrokai, tad kviečiame juos. Taigi prisistatė pati didžiausia pradinio koncentro klasė. Pati didžiausia, skaitlingiausia ir daugiausiai čia turbūt ir tų apdovanojimų jai tenka. Tai padėka už meilę knygai 3 klasės mokiniai Vakariai Gižaitei. Ačiū tau už meilę knygai. Padėka taip pat už meilę knygai Laurynui Morkui, bet taip pat jį sveikina ir Kengūra. Sveikinam ir mokykla tave sveikina. Kengūra sveikina Benediktą Pakalniškį. Va, šaunus šokėjas ir kengūriukas ir dar visos. Būk pasveikintas. Kengūra sveikina Domą Vaičiulį. Ir visi sveikinam ir plojam, aišku. Plojam visi ir džiaugiamės tokiais šauniais vaikais. Prašom. Mama,
pradinės klasės suole, sudie ir tau skambuti. Ne visada norėjai tu man tikras draugas būti. Ir vėl aidės rugsėjo varpelis, jo garsas taip širdžiai brangus, bet kviesmas į 5. klasę, į mokslo žinių takelius. Jau atostogos už durų, šaukia, moja piršteliu, su jumis eime svajoti, semti saulės spindulių. Pradinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas. Tai pirmas svarbus dokumentas, ką šiandien gaus ketvirtokai. Tai jau jie yra užsidirbę per 4 metus, mokėsi, egzaminus išlaikė gerai ir gauna diplomus. Tai kviečiu Dovydą Bagočių. Elija Grišanovaitė įteikiam pradinio išsilavinimo pažymėjimą ir jau jinai yra tapusi 5-okė jau tapai. Sveikinam, plojam ir taip pat tau Kengūra dėkoja. Lukas Karbauskas baigė sėkmingai, taip pat pradinį išsilavinimą, patapo 5-oku ir Kengūra tave sveikina. Ir visi vaikai ploja. Kristupas Kuprys taip pat sėkmingai užbaigė 4 ir tapo jau didžiuku. Ir Kengūra taip pat išsigalvotas vyras. Kanklininkų ansamblio dalyvius įteikti pažymėjimus. Čia pasirašo jų vadovė, ansamblio vadovė, mokytoja Ramutė Pozingienė, gal Evelina Morašovaitė, Viktorija Jonušaitė ir pagrindinį kankliavimo lygį įgijo ir geba kankliuoti jau visai neblogai, geba skaityti iš natų, noriai muzikuoja Enida Jasnuntaitė, Dovydas Surplys. Tai noriu palinkėti visiems jums, vaikai, šiltos, gražios, įspūdingos vasaros, kad grįžtumėt vėl į mokyklėlę pailsėję. Būkite saugus. Vaikams, kad jie sėkmingai gali baigti mokyklą ir gali džiaugtis švente.